Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie 20 dalykų, kurių rekomenduojame nedaryti. Taip, tai yra antroji dalis mūsų transliacijos, tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujus komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šiuo video. Ir aš šiandien išbandinėjau savo naują mikrofoną. Ar gerai girdisi? Girdisi. Rita kažkur pradingo. Labas visiems, kas jungitės. Sveikas sugrįžus. Nu, tai girdisi ar ne? Alio. Parašykite į komentarus, jeigu mane girdit. Turite mane girdi? Tu girdi mane? Jo? Girdi dabar? Nesigirdi manęs, kai aš šnekėjau? Aš girdžiu dabar. Dabar, bet prieš tai negirdėjai. Ai, ne. Aha, nes aš naują mikrofoną išbandinėjau, bet reiškia vis tiek per TikToko live'ą neveikia mikrofonai. Nu, ką padarysi? Bet, žinok, visko gali būti, kadangi aš dar mašiną buvau užkurta, galbūt mano mašina bandė irgi gaudyti garsus. Nu, kitas iki dar kartą pabandysim. Tvarkoj. Taigi sveiki prisijungę, sveiki, kas jungiate. Šiandien mes tęsėme temą, kurią mes jau pradėjome aną dieną. Tai yra 20 dalykų, kuriuos rekomenduojame nedaryti savo gyvenime. Ir pirmosius 10 mes aptarėme praeitos transliacijos metu. Jeigu praleidote, keliaukite į mano YouTube kanalą, Gediminas Grinevičius, verslo treneris, ten rasite pirmąją dalį. Na, o šiandien mes tęsėme. Ir 11 mūsų dalykas, tai yra nemanykite, kad jūs turite daugiau darbo. Ką tai reiškia? Daugiau nėra geriau. Jei manote, kad visada turite daryti daugiau darbo, sustokite akimirkai ir pagalvokite, ką norite tuo įrodyti. Jei visada stengiatės nuveikti daugiau darbų, prarasite supratimą, kas jums gyvenime yra svarbiausia. O taip. Bitutės darbininkės, ne? Labai dažnai ir mamos. Vėl grįžtu prie mamų, taip, kad galvoja, kad joms medalį kažkas uždės ir jos pamiršta save ir jos stengiasi viską padaryti, viską tvarkyti, kiekvieną dieną tvarkyti, jėtus, jeigu kas nors užeitų ir pamatytų dulkę ant spintelės. Bet iš tikrųjų, aišku, Gediminas pasakys, kad ir aš tokia esu, bet aš žinai, bet aš nesu, kad kiekvieną dieną tvarkyti. Aš sakau, kad turi būti vis dėlto tvarka, bet aš nesu tikrai apsėsta, kad kiekvieną dieną valau ten dulkes ir visa kita, žinai. Bet reikia susidėlioti prioritetus. Taip. Ir iš vienoje transliacijoje irgi pasakojau, kad irgi man labai patiko, kad ir video daryti, irgi ilgai darau ir tokia užsiėmus ir viską, bet tačiau iš tų video, kad ir 2 ar 3 valandas daryčiau, nėra rezultato, ne? Pajamos neateina. Tai irgi peržiūrėkit, kokie veiksmai jums generuoja pajamas. Arba kurių veiksmų atsisakius jūs galėtumėt skirti daugiau laiko tiems veiksmams, kurie generuotų pajamas. Taip. Tai va tas Anglų kalboje yra netoks posakis work smart, not hard. Taip, reiškia dirbti protingai, o ne sunkiai. Taip, reiškia mes kartais galvom, kad va tas žmogus, kuris dirba sunkiausiai, tai jisai pasieks didžiausius rezultatus ir gaus geriausius rezultatus. Ir tame yra šiek tiek tiesos, žinoma, kad tas žmogus, kuris įdeda daugiausiai pastangų, kuris daugiausiai įdės laiko ir išlies prakaito, dažnai ir gaus geresnius rezultatus negu daugelis. Taip? Bet kartais mes žinome tų pavyzdžių, kur žmogus, pavyzdžiui, dirba kažkokį tai visiškai mažai apmokamą darbą ir jisai gali dirbti po 12-14 valandų per dieną
ir neuždirbs net trečdalio to, ką uždirbs žmogus, kuris jau turi galbūt didesnės žinias, galbūt pabaigęs kažkokius tai mokslus, ar žino kažkokius tai būdus, kaip uždirbti didesnės pajamas, arba turi geresnės pareigas ar panašiai. Taip, tai vėlgi, taip, reiškia, ne esmė tame, kad, kaip aš galiu dirbti kuo daugiau valandų, bet visų pirma, rasti būdus, kaip tu sakai, Varita, kad būtent ar tas dalykas yra efektyvus, ar tas dalykas realiai man duos norimą rezultatą. Taip, ar aš dirbu protingai, ar aš tik tai dirbu sunkiai. Taip, tu gali kasti griovius kiaurą dieną, bet tu iš to nepraturtiesi. Tu netapsi milijonieriumi ir tikriausiai nesukursi labai gero gyvenimo ir tikriausiai neturėsi labai geros sveikatos, taip, darydamas tą, kad ir koks tai yra geras darbas, sąžiningas darbas, taip toliau, bet paprasčiausiai tas darbas dažnai negali duoti tokių vaisių, kokių mes norime, taip, tai vėlgi, ta prasme, kitas dalykas, kaip tu pakalbėjai šiek tiek apie mamas, bet apskritai, būtent, kai eina kalba apie laiko skirimą savo, taip, kad vėlgi aš dirbu, aš užimtas, aš neturiu niekam laiko, taip, tai dažnai ir versle mes, kai kalbam su žmonėmis ir žmogus sako, aš neturiu laiko, aš dirbu per 3 darbus, aš neturiu kada. Kaip ilgai nori taip gyventi? O tavęs neužknisa toks gyvenimas, kai tu niekam neturi laiko? O tavęs neužknisa, kad tu neturi kada atsikvėpti ir panašiai, taip? Tai vėlgi, tas laiko skirimas savo arba laiko skirimas galvojimui kartais yra vienas svarbiausių dalykų, ką gali padaryti. Dažnai, kai mes mokomės apie labai turtingus žmonės, taip, milijonierius, kompanijų savininkus ir panašiai. Neretai tu, kai skaitai tų žmonių ten biografijas ar klausai tų žmonių kažkokius tai mokymus ar kursus, nemažą laiko dalį jie skiria galvojimui. Jis sako, dirbti už mane bet kas gali. Aš galiu nusamdyti bet kas, eis ir dirbs ir darys ten mechaninius visokius veiksmus ir panašiai. Bet pasėdėti ir kelias valandas pagalvoti, niekas už mane to negali padaryti. Aš turiu tai padaryti taip. Ir kartais mūsų vienas giminaitis, sėkmingas verslininkas Lietuvoje, jau kelis kartus esu pamatęs, kaip kažkokia įvyksta situacija, galbūt tai kokia krizė ar kažkokia problema ar kažkas, ir jisai sako, palauk, man reikia pagalvoti. Taip, ir jisai sustoja sekundžiai, apmasto visus variantus, gerai, dabar darysim šitai. Taip, ir reiškia, jisai išmastė sprendimą tai problemai. Tai yra pats svarbiausias darbas, galvojimas, taip, bet vėlgi, jeigu aš užimtas, aš lėkiu kiaurą dieną, tai aš net neturiu kada sustoti ir pagalvoti, taip. Dėl to, pavyzdžiui, kartais man patinka, pavyzdžiui, net automobiliu, pavyzdžiui, kai aš važiuoju išjungtą radiją. Taip, dažnai aš mėgstu klausyti audio knygas ir panašiai važiuodamas, bet dažnai aš važiuoju iš vis tyloje. Kodėl? Dėl to, kad aš galiu pamastyti tada, susidėlioti savo mintis ar panašiai. Arba, pavyzdžiui, kai aš su šunimu einu pasivaikščioti. Kartais einu pasivaikščioti kokią valandą laiko ir aš net nepasileidžiu jokios audio knygos nieko. Aš tiesiog galvoju tuo metu. Taip, vėlgi, tai man padeda būtent apgalvoti viską, strategijas, planus, taip toliau, ką čia geriausiai būtų daryti, variantus ir panašiai. Taip, tai vėlgi. Vien tik tai tas, kad aš dirbu 24 valandas per parą, gali nebūti pats geriausias kelias link būtent tavo tikslo ar svajonių, taip? Su išjungta radija iš manęs išmokai, ne? Važiuoti. Žinokit, aš labai retai kada klausausi, tai išmoko iš manęs, matau. Bet dar vieną dalyką, ką irgi prisiminiau tavo pavyzdį, kai anksčiau plaudavai mašiną, o galiausiai nusprendė, kad tai iš tikrųjų užtrunka labai daug laiko ir atima tavo daug laiko ir dabar pradėjome vežti tas mašinas plauti. Bet tuo pačiu aš irgi ką pastebėjau, kad kol mano mašina plauna, aš turiu laiko rašyti žinutes, įdėti pausą, įdėti storius, taip? Tai kartais irgi tas, kaip mes išnaudojam laiką. Ne, kad ir pavyzdžiui irgi, gerai, tu dirbi per 3 darbus, bet kaip tu galėtum efektyviai išnaudoti tą darbą, ar pertraukas, ar dar kažką tai, kad sukurtum visai kitus pajamų šaltinius. Taip. Ir būtent tavo čia tas su to automobilio plovimu, tai buvo iš vieno mūsų mentorių, taip, kuris pasakė, jeigu nori uždirbti 1 milijoną per metus, tai tu turi uždirbti 500 eurų per valandą. Taip. Tai nustok daryti viską, kas tau neuždirba 500 eurų per valandą. Tai aišku, daugeliu čia bus šokas ir sakys, čia visiška nesąmonė ir panašiai, kaip aš dabar galiu, joks darbas man nemokės 500 eurų per valandą. Bingo. Reiškia, jeigu tu nori tapti milijonieriumi, reiškia, reikia daryti kažką kito, taip, kas gali tau uždirbti. Taip, bet čia jau mes krypstam nuo temos, taip, bet apskritai, būtent, jeigu man kainuoja 10 eurų, kad kažkas nuplautų mašiną, ar ten 15 eurų, kad nuplautų mašiną, ir aš galiu per tą laiką
ką aš skirčiau plovimo mašinos, uždirbti daugiau negu 15 ar 10 eurų, tada man apsimoka kažką nusamdyti. Lygiai taip pat galbūt tau apsimoka nusamdyti kažką, kas sutvarkytų namus, kas išlygintų tavo skalbinius, kas apipirktų maistą ir atvežtų tau į namus. Taip, daugelis prekybos centrų dabar gali sumokėti papildomai kelis eurus ir tau atveža maistą į namus. Taip, tau sutaupo valandą laiko vaikščiojimo per parduotuvę, rinkimo to maisto ir panašiai, ir per tą laiką galbūt tu gali kažką vėlgi nuveikti. Taip, tai reiškia, daugybė yra tokių dalykų, vėlgi, kur mes galime atlaisvinti savo laiką, kad galėtume daryti tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime. Taip? Taip. Jėga, keliaujame prie sekančio mūsų punkto šiandien ir tai yra negalvokite, kad sukeliate nepatogumų. Negalvokite, kad sukeliate nepatogumų draugams ar šeimai, jei praleidžiate laiką su jais. Vadinasi, aukojate savo energiją ir laiką. Draugai su jumis būna nebe priežasties. Jiems patinka leisti laiką drauge. Taip? Tai vėlgi, kartais galbūt su draugais ir panašiai jau mums čia kaip ir savaime, aišku, kad čia, ta prasme, visiems smagu leisti laiką kartu taip, bet apskritai, taip, pavyzdžiui, dažnai žmonės labai save nuvertina, pavyzdžiui, oi, ten niekam nebus įdomu manęs žiūrėti, niekam nebus įdomu ten mano video, niekam nebus įdomu mano story, niekam nebus įdomus mano gyvenimas ir panašiai taip, bet tu skiri savo energiją ir kažkam tai bus reikalinga, kažkam tai bus naudinga ir įdomu. Taip. Tikrai taip. Trečias punktas šiandien tai yra nelyginkite savęs su kitais. Lygindamas save visada jautiesi blogesnis už kitus. Todėl nepakliūkite į šiuos spastus. Čia yra labai svarbus punktas tiek ir versle, tiek ir kad ir darbe. Taip, jeigu tu pradedi tik tai lyginti save, tu iš karto save menkini, pradedi ieškoti, kas blogai pas tave ir taip toliau. Tikrai taip. Vietoj to, kad koncentruotumės, kokias tu geras savybės turi ir ką tu... Taip. Dažniausiai lyginimas yra negatyvus dalykas, dėl to, kad mes lyginam savo filmo 5 kadrą su kito žmogaus 55 kadrų. Taip, ir sakom, o kodėl jis taip uždirba, o aš ne. Kodėl jis toks sėkmingas, o aš ne. Taip, nes tu lygini du skirtingus dalykus, dviejų skirtingų žmonių gyvenimus. Taip, tai dažniausiai yra negatyvu, ypač jeigu tu jauti, kad tai yra bloga energija. Va, pavyzdžiui, tu palyginai, o jinai gražesnė už mane, o jisai protingesnis už mane ir taip. Tai šitas lyginimas tik tai kenkia tau ir tikrai nepadeda. Bet yra ir pozityvus lyginimas. Taip, kur tave tai įkvėpia. Taip, tai pavyzdžiui, daugelis to nemoka daryti ir jie negatyviai naudoja lyginimą, bet būtent sėkmingi žmonės naudoja pozityviai lyginimą. Taip, reiškia, ką jie daro? Jie save lygina su savo mentoriais ir žiūri, ką aš dar galėčiau išmokti, kur aš dar galėčiau patobulėti, kaip aš dar efektyvesnis galėčiau tapti. Taip, tai, pavyzdžiui, aš tikrai nelyginu savęs tam, kad kritikuočiau save ar ten talžyčiau save ar panašiai, bet dažnai aš važiuoju visokių mentorių mokymus, o dabar paskutinį savaitgalį važiuojau konferenciją ir panašiai, kur žmonės yra, kurie uždirbė $50 milijonų. Taip, ir tu tokio žmogaus mokymą žiūri ir aš nesijaučiu blogai, aš nelyginu savęs, kad oi, koks jisai šaunus, o koks aš loseris ar panašiai taip, bet aš žiūriu į tą žmogų ir aš save lyginu ir galvoju, okei, ką aš galėčiau iš jo išmokti, ką aš galėčiau ką aš galėčiau nuo jo nukopijuoti, kaip aš galėčiau tapti panašesnis į tą žmogų, taip, kad ir aš panašesnius rezultatus gaučiau. Tai toks lyginimas, jeigu jis tave įkvepia, tai jis yra geras, taip, bet daugelis žmonių daro tą negatyvų lyginimą, kurie būtent save tiesiog kritikuoja. Taip, o mes jau ir ne vieną kartą minėjom ir kalbėjom, kad į ką koncentruojas, tą ir pritraukia. Tai jeigu jūs koncentruojatės į savo trūkumus, tai tik tai dar daugiau pritrauksit tokių situacijų ir taip, ir dar daugiau tokių trūkumų savo gyvenime. Tikrai. Ketvirtas patarimas šiandien, tai nemanykite, kad gyvenimas yra varžybos. Konkuruodami su kitais tik pakenksite savo. Užuot rungtyniavę ar konkuravę, palaikykite draugus ir kolegas ir bendradarbiaukite su jais. Taip, nustebsite pamatę, kas iš to išeis.
Taip, Čia jau tavo istorija, ne? Taip, čia tai yra mano kredo, būtent tie, kas žinote mane iš tinklinio marketingo mokymų sferos, tai būtent tai ir buvo mano tikslas, būtent vietoj to, kad žmonės kovotų, konkuruotų vieni su kitais, kad būtent suvienyti visas tinklinio marketingo kompanijas, kad žmonės suprastų, kad jie yra kolegos, kad jie gali bendradarbiauti, padėti kitiems, vieni kitiems mokytis, vieni iš kitų, vietoj to, kad jie bandytų konkuruoti tenai, vieni kitiem gerklės perkasti ir panašiai, žinai. Tai man tikrai aš tame matau daug prasmės ir aš pats labai daug bendradarbiauju su kitais verslininkais, būtent ir tokiu būdu man nereikia su jais konkuruoti, man nereikia su jais kovoti, nes aš vėlgi turiu tą gausos mentalitetą ir tikiu, kad visiems užteks vietos pasaulyje. Taip, reiškia, dažnai konkurencija kyla iš ko? Iš trūkumo mentaliteto, kad neužteks visiems pinigų, neužteks visiems klientų, neužteks visiems verslo partnerių, neužteks visiems vietos socialiniai medijai ar panašiai. Taip, bet realybė yra ta, kad visko yra gausu. Kito sėkmė iš manęs nieko neatima. Taip, tai vėlgi vietoj to, kad aš pavydėčiau kitam sėkmės, aš laiminu kitų sėkmę. Aš džiaugiuosi už kitų sėkmę, dėl to, kad man nuo to mažiau nėra, o kuo daugiau žmonių laimi, tuo geriau šitam pasaulyje, ar ne? Taip. Aš pasinaudosiu tą progą, kadangi prakalbam apie bendradarbiavimą, tai žinokit, aš ieškau fitneso trenerės, kosmetologės, ginekologės, gali būti ir šeimos gydytojas, irgi projektui, kurio metu kalbu apie menopauzę. Tad jeigu žinot, jeigu matysit, tai pasidalinkit. Jėga. 5 patarimas tai yra nemenkinkite savęs. Jūs esate tai, apie ką galvojate. Jei norite pakeisti save, tiesiog būtent, čia rašo tiesiog meluokite, taip, bet reiškia, realybė yra ta, kad sakykite savo, kad esate pati geriausia savo versija. Taip, galbūt nemeluokite, bet būtent sakykite tai, ko jūs norite, o nesakykite tai, kaip yra. Taip, nes jeigu tu sakysi, o aš tokia nevėkšla, nu tai ir tu būsi nevėkšla. Taip, bet jeigu tu sakysi, aš tobulėju, aš augu, aš progresuoju, tada tu ir tai darysi. Taip, nustebsite, kaip teigiamos mintis pakeis jūsų gyvenimą ir mąstyseną. Hello, Felicity, and thank you for the roses. Yes. Taip, tai mes iš tikrųjų prie pirmo punkto tai gana ir aptarėme visą tą dalyką. Labai įdomu radau vieną video pasidalinimą apie būtent irgi, kaip mes savo mintimis kuriam išorinį pasaulį ir kaip dar daug tikrai žmonių to nesupranta, to nesuvokia, kad tas išorinis pasaulis yra jų vidinio pasaulio atspindys. Tai mes jau paskelbėm, kad sausio 3 dieną darysim gyvą renginį Kaune ir to renginio metu aš apie tai dar paaiškinsiu. Taip? Ir tikrai stengsiuosi paaiškinti labai paprastu būdu, labai paprastai ir nupiešiu, kad tikrai visiems būtų aišku, kad mes esame kūrėjai. Ir ypač aš, kai pradėjau sakyti, kad kai žmonės sako, oi, aš nekūrybingas, o taip, tu labai kūrybingas, tu kiekvieną minutę savo mintimis ir žodžiais kuri savo gyvenimą, tai tu labai esi kūrybingas, taip? Tai va, tai būtinai mes... Taip, ir jeigu norite sudalyvauti renginyje, spauskite nuorodos mano profilę, ten rasite visą informaciją apie galingas metų startas, galėsite įsigyti savo biletą tik už 10 eurų ir pasimatysime Kaune sausio 3 dieną. Jėga. Ir prie to pačio, prie nemenkinkite savęs, būtent niekada nieko nesakyk negatyvaus apie save, dėl to, kad tai tik tai, kaip sakant, dar pablogins situaciją net ir juokais. Na, o 6 patarimas yra nustokite galvoti apie savo darbų sąrašą. Jeigu jūsų mintis visą laiką sukasi apie ateitį, taip nepasimėgausite dabartimi. Nustokite galvoti apie neatliktus darbus, tiesiog džiaukitės šią dieną. Tai ką tai reiškia, Rita? Reiškia, reikia nesijaudinti, tiesiog nedaryti darbų? Aš pasakysiu, ką aš išmokau ir ką aš rekomenduoju. Taip? Praktikuokit vizualizaciją, rytais padarykit vizualizaciją ir paklauskit, koks yra mano sekantis žingsnis. Taip? Ir ateis idėjos, ateis žmonės ir tuomet jūs padarykit čia ir dabar. Taip? Daryk dabar. Taip? Ir jūs darot veiksmus, taip?
tai jūs nereiškia, kad jūs nieko nedaro dėl savo ateities versijos, nieko nedaro dėl savo tikslo, bet jūs tuo pačiu ir mėgaujatės gyvenimu, taip, ypač renkatės tą emociją, kurią norit patirti, kai įgyvendinsit savo tikslą, ir tuomet darot veiksmus. Tikrai taip. Aš manau, man šitas punktas tai daugiau sako apie tai, kad nėra ko jaudintis dėl to, kas įvyks ateityje, ar ten ką padarysi ar nepadarysi, kas pasiseks ar nepasiseks, o būtent gyventi dabartinėme momente. Taip? Tai reiškia, kai sako, vakar dienos tu pakeisti negali, kas rytoj bus tu nežinai, reiškia, vienintelis dalykas, kurį tu gali įtakoti, tai yra šiandien, dabartinis momentas. Taip? Tai būtent dėl to mes ir turėtume koncentruotis į dabartinį momentą ir kaip Rita sako, užduoti savo klausimą. Ką aš dabar galėčiau padaryti, kas man būtent duotų naudą, kas mane priartintų prie mano tikslo. Taip, ką dar galiu padaryti, ką dar galiu padaryti dabar. Taip, reiškia susikoncentruoti į dabartinį momentą. Taip, ir aišku, taip pat nepamiršti, kai sako, sustoti ir pauostyti rožės. Taip, reiškia, būtent pajausti tą dabartinį momentą. Taip, kartais vėlgi mes lekiam ir net, kaip sakant, nesustojam minutėj pasidžiaugti, padėkoti, taip, ypač pradžioje dienos, pabaigoje dienos, tai labai geri laikai yra, kada tu gali padėkoti už tą dieną, padėkoti už visas dovanas, kurias tu gauji, padėkoti už visas galimybės ir panašiai. Taip, vėlgi, ką tai padarys, pritrauks daugiau tokių dalykų, už kuriuos galėtum padėkoti. Ir kodėl aš paliečiau iš tikrųjų tą punktą, tikriausiai turiu būti tamsoj, pabandysiu pareiškinti, biškai pasireiškinu. Kodėl aš būtent paliečiau tą punktą, nes irgi žmonės, jeigu nesirenka tos emocijos, tai jie ir nepritraukia, nes mūsų emocijos yra mūsų magnetas, pritraukia tai, ko mes norim. Taip? Tai kas įvyksta? Jeigu žmogus nori būti turtingu, bet jisai kiekvieną dieną jaučiasi neturtingu ir koncentruojasi ant trūkumų ir dėjuoja, kaip jam trūksta, tai kaip jis galės pritraukti pinigus į savo gyvenimą. Taip, mes pritraukiam tai, ko mes koncentruojamės, tai ir emocijos yra būtent dėl to svarbios. Taip, 7. Skamba gerai, bet galbūt netaip lengva padaryti. Neklausykite neigiamo vidinio balso. Neigiamas vidinis balsas jūs teisia, gniuždo ir menkina. Neklausykite jo ir gyvenimas pasidarys šviesesnis. Kaip paprasta? Labai paprasta. Tad Rita, kaipgi nustot klausyti to neigiamo vidinio balso, jeigu jis yra pa žmogų neigiamas vidinis balsas? Pagaukit ir pakeiskite klausimą. Taip pat, tai gal truputėlį plačiau, tai jeigu pagaunat save, kad sakot, bet man neišeina, aš nesugebu. Užfiksavot ir pakeiskite klausimą. O kaip man išeitų? Kaip aš sugebėčiau? Kaip aš galėčiau išmokti? Taip, nes klausimai duoda užduoti pasąmonę. Kitas dalykas yra toksai labai įdomus dialogas, bet žinau, kad tai yra tokia praktika ir žmonės ją irgi rekomenduoja. Tai kai padaryti tiesiog grinai dialogą, kai pajaučiat, kad tas vidinis kritikas yra, tai tiesiog sakyti, ką tu čia šneki, žinai, va tokį stop, žinai, ką čia nusišneki, aš galėsiu. Garsiai tai reikia daryti, ar savo galvoj? Man atrodo, garsiai yra daug efektyviau, bet žinai, irgi priklauso, kur tai, ne? Tai va, tai tokį padaryti dialogą, kad nutildyti, kad stop. Žinai, nes tas irgi dažnai pirmykštis protas, mūsų, bando mus apsaugoti, žino, kad tas išėjimas iš komforto zonos gali būti pavojingas ir traukia mus atgal, neik, nerizikuok, geriau lik, kur esi, žinai, bet taip ir liksi ten, kur esi. Tai va, jeigu nori kažko geriau, tai turi surizikuoti ir eiti iš tos komforto zonos ir dirbti su tuo vidiniu kritiku. Tikrai taip. 8. Nemeskite dar nepradėtų darbų. Norėdami išpildyti savo norus, manykite, kad kliūtis neegzistuoja arba yra kelias joms apeiti. Didžiausios kliūtis, žinoma, yra jūsų mintis. Kliūtis žiūrėkit kaip iššūkius, kaip pamokas, kad ką iš jų galite išmokti, kaip iš jų galite užaugti, kaip galite sustiprėti, va, visi ir tie
kad ir sprendimų prieimimas irgi jūs augina, taip? Tai žiūrėkite tai, kai į jūsų tobulėjimo pamokas. Taip, geras klausimas, kurį gali savo užduoti, tai yra, ką aš daryčiau, jeigu žinočiau, kad nepasisekimas yra neįmanomas. Taip, ką aš daryčiau, jeigu žinočiau, kad neįmanoma, kad man nepasisektų. O, tai aš tada šito tikslo siekčiau, o, tai aš tada savo verslą kurčiau. Jėga, tai reiškia, kad tau reikia tai daryti. Taip, bet tiesiog tavo baimės, abejonės tave stabdo, nes tu ką galvoji? Tu galvoji, kad kliūtis, problemos, iššūkiai tau užkirs kelią ir tu nepasieksi to tikslo. Taip, ir kai sako, žmogus nepradės lenktynių, kurių žino, kad negali laimėti. Taip, tai reiškia, būtent tu turi užduoti savo klausimą, ką aš daryčiau, jeigu žinočiau, kad nepasisekimas yra neįmanomas. Taip, kad aš tikrai laimėsiu, kad tikrai man pasiseks. Ir realybė yra ta, kad tau tikrai pasiseks. Galbūt ne iš karto, galbūt ne iš pirmo karto, galbūt ne taip greitai, kaip tikėsi, bet galiausiai tau vis tiek pasiseks. Jeigu tu darysi, klupsi, kelsies, galiausiai tu vis tiek pasieksi tą rezultatą ir galiausiai tau vis tiek pasiseks. Kai sako, 97% žmonių dirba 3% žmonių. Kodėl? Dėl to, kad tie 3% niekada nepasidavė. Ir galiausiai tapo sėkmingais ir galiausiai sukūrė būtent tai, ką norėjo sukurti. Taip? 9. Įvertinkite tai, ką turite. Kai pradėsite vertinti tai, ką turite, nustosite norėti to, ko neturite. Įdomi mintis. Įdomu, kaip nustosite su tuo, ko neturite, ne? Tai čia tokios kaip dvi medalio pusės. Iš vienos pusės mes dažnai kalbame apie dėkingumą. Taip, kad dėkingumo praktika yra labai svarbi, būtent dėkoti už viską, ką tu gauni savo gyvenime, už viską, ką tu turi, nekalbant apie tai, kad tu turi akis, ausis, kad tu atsibudai šį rytą, kad tu turi stogą virš galvos, automobilį, maisto šaldytuvį ir panašiai. Taip, reiškia, nuolatos būti dėkingam, nes šita energija, vėlgi kaip Rita sakė, jausmas yra kaip magnetas, jisai pritrauks daugiau dalykų. Taip, bet kita pusė šito medalio, kaip Alan Watts dažnai sako, tu negali manipuliuoti žmogumi, kuris nieko nenori. Taip, dažniausiai pagalvokite, kaip mumis gali manipuliuoti. Labai lengvai, pavyzdžiui, per visokias reklamas ir panašiai. Taip, jeigu tu nusipirksi šitus naujausius batelius, va tada tu būsi geidžiama. O jeigu va tu nusipirksi šitą naujausią telefoną, va tada tu būsi pakankamai geras. O jau jeigu tu vairuosi šitą automobilį, tai jau visi kaimynai tave žiūrės. Taip, ir ką padaro? Per tavo norus tavimi manipuliuoja. Taip, per tavo norus tave priverčia daryti kažką, ko tu galbūt nebūtum daręs. Taip? Tai kaip Jim Rohn sakydavo, pats geriausias gyvenimas, tai gyvenimas, kurį tu gyveni pagal dizainą, pagal savo sukurtą dizainą. Ir kaip jis sakydavo, jeigu žmogaus tikslas yra išparduoti visą savo turtą ir išsikraustyti į kalnus ir maitinti voverytės visą dieną, ir jis tai padaro, jis yra pati didžiausia sėkmė pasaulyje. Jis pats sėkmingiausias žmogus pasaulyje. Nes būtent jisai gyvena tokį gyvenimą, kokio jis arba ji nori, o neleidžia, kad kiti jam paaiškintų, nurodytų ir taip taip, kaip jisai arba jinai turėtų gyventi. Taip? Tai būtent čia vėlgi didelis dalykas, ką mes pastebim, kad būtent ne tik, kad per tos norus mus gali manipuliuoti, bet tie norai net pradingsta. Pažiūrėkite, kas atsitinka su daug turtingų žmonių, kurie uždirba milijonus arba ten paskui už 10, 100 milijonų, milijardieriais tampa. Rengiasi juodais marškinėliais, nesideda jokių prabangių laikrodžių, važinėja su paprasta mašina, nors jie galėtų sau leisti viską, ką nori, jiems nebereikia tų dalykų. Nes diduma tų dalykų buvo ne jų, o kažkieno kito primesti dalykai, kad va pasirodyti, pasilyginti, taip toliau. Taip? O kai tu jau esi sėkmingas, tau nebereikia su nieko lygintis. Tau jau nebereikia niekam nieko įrodyti. Taip? Tai vėlgi, įsivaizduok, jeigu tu galėtum dabar pradėti taip gyventi. Taip? Kai sako, jeigu tu sumažinsi savo poreikius, savo išlaidas bereikalingas, taip? Tada tu atlaisvini daugiau. Taip? Kai kuriems žmonėms kartais nereikia eiti dirbti daugiau arba net uždirbti daugiau, jiems reikia norėti kartais mažiau. Ir čia toksai balansas, taip, ta prasme, ką, tai aš dabar negaliu turėti svajonių ir tikslų, jeigu tu turi svajonės tikslus, valio, taip, bet kartais mes bereikalingai savo prisikrauname išlaidų visokių, taip,
ir tada užsismaugėme save, kad aš dabar privalau dirbti po 16 valandų per dieną, kad išmokėčiau visas tas kreditinės, kad užsimokėčiau visas tas paskolas, kurių prisėmiau. O kokiem velniam jų reikėjo prisimti pirmoje vietoje, taip? Kad nusipirti laikrodį, su kurio pasirodyt galėtum, kad nusipirti dar kažkokių daiktų, sako, mes perkam daiktus, kurių mums nereikia, kad pasirodytume prie žmonės, kurie mums nerūpi. Bet ir dar tas pirkimas labai dažnai būna žmonių, kad kelt savivertę. Nes va irgi būtent tos reklamos ir viskas. Ir jeigu jie neturės, atrodo, tai jie yra neverti. Ir va labai daug žmonių va turi tą irgi pirkimo problemą vien dėl to, kad va jėtus, mano savivertė nukentės. Kas aš toks, jeigu aš neturėsiu? Kas aš toks, jeigu taržam? Tai tokie irgi... Taip, čia kai sako, kaip vaikui sako, kur kišenė pinigai drasko. Taip, aiškis, būtinai reikia pirkti, būtinai reikia išleisti ir panašiai. Vėlgi, čia yra išdresiravimas sistemos. Taip? Na ir paskutinis, 20-asis. Amžius nekliūtis. Amžius tik skaičius. Būdami vyresni, jūs galite užsiimti mėgstamą veiklą. Amžius jūsų nesustabdys, taip? Ir kaip sako, vynas gerėja su metais, taip ir žmonės dažnai. Čia tas tikrai daug žmonių irgi jau galit paklausyti, jau net 40-mečiai sako, tai kas čia jau viskas, taip, kaip tai viskas? Aš atsimenu pernai, aš dalinausi, mano močiutei 90 pernai turėjo sueiti, bet prieš netoli jau gimtadienio jie iškeliavo. Ir aš pagalvojau, man 40, močiutei 90, tai aš dar 50 metų turiu. Ką galima nuveikti per 50 metų? Jeigu pasižiūrim atgal, tai galim sakyti 20 savo pirmųjų gyvenimo metų. Mes kaip ir gyvenam su tėvais ir taip toliau, ar augom ir viskas, galim juos išbraukti, ne? Nuo 20 iki 40. Tik tai 20 metų aš pragyvenau, ne? Ir dar dabar iki 90, aš dar 50 metų turiu. Kiek aš visko galiu sukurti, patirti, išmokti, sužinoti. Vajetus, aš atsimenu, aš dalinausi, nes man buvo sproginėjo smegenis. Iš tikrųjų, taip ir yra. Iš tikrųjų, mes pernelyg lengvai, kartais pernelyg greitai save galbūt nurašome ir nuvertiname ir panašiai. Taip, reiškia, iš tikrųjų galima labai daug visko padaryti ir panašiai. Ir amžius tikrai nėra riba. Taip, ypač šiandien su medicina, su visko mes gyvensime iki 150 metų, draugai. Dėl to reikia, kaip sakant, kaip tik. Bet kartais, vėlgi, mes pernelyg esam nekantrūs. Taip. O, šitas dalykas, čia užtruks 5 metus pasiekti, ne, čia labai ilgai. Tie 5 metai praeis bet kokiu atveju, tu nori ar ne. Klausimas yra, kur tu būsi už tų 5 metų. Kai sako ta kiniečių patarlė, geriausias laikas pasodinti medį buvo prieš 20 metų. Kitas geriausias laikas šiandien, taip? Reiškia, kai sako, už metų nuo dabar tu norėsi, kad šiandien būtum pradėjęs kažką daryti, taip? Tai reiškia, vėlgi, geriausias dalykas yra imtis veiksmų dabar, iš karto, reiškia, netidėliot, nelaukti ir žinot, kad ir kiek užtruktų, taip, ar taip tas laikas praeis, bet už to laiko tarpo, už tų metų, 5 metų ar už 10 metų, tu norėsi, kad tu būtum pradėjusi arba pradėjęs dabar ir būtum įdėjęs tas pastangas, nes tavo ateities versija tada tau už tai padėkos, taip? Taip, ir būtent irgi vienas lyderis, seminaro metu dalinosi. Po 4 metų jisai tapo milijonierium, irgi jam užtruko, bet po 4 metų, kas yra tie 4 metai? Kas yra tie 4 metai? Įdedi pastovaus darbo, susikoncentruoji ir padarai. Taip, būtent. Tai ir pabaigė mūsų 20 patarimų. Tai pirmieji 10 buvo pirmoje dalyje, čia yra antrieji 10. Jeigu praleidote vieną arba kitą dalį, tai pasižiūrėkite. Ir primenam, kad jeigu domina jūs, ką mes veikime, spauskite nuorodos mano profilė, ten rasite visą informaciją, įskaitant ir renginį Kaune, kurį darysime sausio 3 dieną. Specialiai grįžtame į Lietuvą iš Anglijos ir padarysime tą renginį. Ir taip pat visa kita informacija apie ateinančius kursus, kaip beprotybės stovyklą ir panašiai rasite tenai paspaudę ant tos nuorodos, įskaitant ir mano naują knygą Tinklinės rinkodaros vadovas. O jeigu jūs domina papildomos pajamos, verslas iš namų, pasiekite mano
mano profilį, aš paseksiu jūs atgal ir galėsiu jums suteikti informaciją, kaip jūs galite paversti savo socialinę mediją į pinigų generavimo mašiną ir savo telefoną į bankomatą. Ačiū visiems ir iki greito. Ačiū. Iki.